koks projektas. Oasis de Stepono Golf. Gražus, simpatiškas paveiksliukas. Čia viskas dar tik tais pradžia, dar tik tai duobė iškasė. Ir va, pirmieji išbetonavimo darbai. Ten va golfo laukai. O čia stovėjęs šitas projektėlis. Tai čia va tokie namai ir statomi. Tokiem žmonėm, kurie labiau mėgsta golfą ir panašias vietas, nes čia yra vien golfino laukai. Va, visur golfinai. O čia prie pat golfo laukai, gražiai žolytė, viskas sutvarkyta gerbuvis. Tai va tokios vilos yra dažniausiai ir statomos ir perkamos va tokio kontingento žmonių, kurie linkę žaisti golfus. Nes, sakykim, tokiem žmonėm, kaip, aišku, tu gali pirkti investavimą ir panašiai, bet daugiau orientuota į tai yra. Tai va, tai tiek trumpai apie šitą projektą. Kas mėgsta golfą, va, gali nusipirkti simpatiškos naujos statybos apartamentus. Čia va dar išvažiuodamas sustojau pakeliui, va, čia yra tvarkinga, viskas sutvarkyta, žalia, gražu. Ten, kur mes buvom, tas ranas, o paskutinė, kur mes žiūrėjome, smėlis. Lyja, aišku, balos. Gaila, kamuoliukų nesimato, bet čia turbūt senai žaidė, nes dabar, kadangi tas dėl lietaus sezono, tai nelabai čia kažkas ir žaidžia. Kiek važinėjau, kur tai biskį apsiramino visi su žaidimais ir su statyba, matau, dėl lietaus. Važiuojam, dar pažiūrėsim į dar vieną statybas, jeigu man ten pavyks įeiti. Kažkada aš ten irgi dirbau, parodysiu irgi vienas statomus projektus. O čia dar sustojau važiuodamas parodyt, kas yra šalia. Tai va tokie laukai, išpuoselėti, vaizdai gražus, kalnas matosi. Ir jie už tai ir tokie dalykai įvertinami, pinigais nemažais. Važiuojam. O dar viena statyba, bet žymiai didesnė ir jau ten matom, kad yra padaryta netgi ir su elektros instaliacija. Einam pasižiūrėti, čia matau, praėjimas yra. Kompleksas visas atrodo taip. Sekmadienis darbai nevyksta. Taip, bandom ir čia eiti. Čia mes ką turim, čia viskas įėjimo kontrolė, gofros. Viskas gofros išvedžiotos, šviesom, lempos, kondicionierių kanalai, dėžutės va tokios, į jas viskas sueina. O čia mes turim, čia viskas eina gipsu. Čia bus elektros skydas ir tualetas arba greičiausiai tualetas. Į dėžutės viskas va gofram, tvarkingai. Žmonės susižymėję, viskas gerai. Va čia jau dirbo tvarkingai. Aš kaip mačiau ispanų standartus, tai ten tragedija. O čia va, viskas tvarkingai. Viską permeta, gofros eina, gražiai per profilius. Paskui tos gofros yra tuščios. Paskui per tas gofros tampys atskirai laidelius. Fazę, žemę ir neutralią. Tai va bus trys laideliais. Taip viskas atrodo. Čia va terasinis balkoniukas. Vonios, čia bus spinta, čia spinta sieninė, o čia miegamasis. Miegamojo jungikliai, viskas sueina. O čia bus ensvitinė vonia, dušas. Klozeto vieta, dušas, padas dušai, visa sistema, kondicionieriaus kanalai. Taip, o čia irgi svetainė ir mes turime gražų vaizdą. Vaizdą, aišku, čia nėra labai gražaus, bet ten šiek tiek garso girdėsis nuo greitkelio. Bet viskas čia kaip ir okei. Taip, einam pažiūrėti, man dar įdomu į viršų. O čia eina irgi kolonos, metalinė sija per tvorinę sieną. Einam pažiūrėsim dar į viršų, kanalai, rekuperacijos galbūt irgi. Šitas tikrai kondicionieriaus. Einam į viršų. Čia kokie įdomūs sprendimai. Čia gal bus kiaura. Einam dar į viršų. Ten jau turėtų jūra matytis. Čia yra matyti sujungimai kažkokie užizoliuojami. Čia vėl tas pats. Tos. Jau jūros daugiau matosi. O čia į viršų. Čia šitas penthausinis gal būstas jau, nes
vidiniai laiptai į viršų jau eina. Va, čia ir bus liftas dar, aš kaip matau. Tikrai taip, jo, su liftais. Šachta visavo lifto. Čia jau turim viršų. Dėl nuolydžio čia greičiausiai bus stoginė, tokia kaip terasa, soliariumas. Čia vandeniui va subėgti. Ir čia greičiausiai, kad ant stogų soliariumą turės žmonės. Čia galės pasidėti, skėti nuo saulės. Tai va ten kranai, viskas. Taip yra va statomi namai. O čia kita pusė. Na, jau čia visa eina šachtos, kondicionierių. Gal ir rekuperacija greičiausiai irgi gali būti šitais vamzdžiais, kanalais. Taip, kur mes čia dar galim nueiti? Ką mes dar galim pamatyti? Visur gofros, taškai sužymėti, atvesta. O čia va terasiniais, balkonas, nemažas. Pravažiavo securitas, pažiūrėsim, ar čia atvažiuos ar ne. Pravažiavo ne pas mane. Nu tai tvarko, einam toliau apžiūrinėti savo būsimus apartamentus. Nu man kaip klientui, pavyzdžiui, įdomu būtų pasižiūrėti, ką aš pirksiu, ne? Nu tai va, aš renkuosi, žiūriu kokybę, ar mane tenkina ar ne, nes jie, kad paskui neužmaskuotų visko ir sakytų, mes gerai padarėm, o iš tikrųjų mes negerai padarėm. Pasirodys. Va, aš matau, kad čia jie nededa šitų izoliacijos, kaip tenais matėm pirmai. Čia va tokių dalykų, matau, nededa. Ten anuose statybose dėja. Kažkokią kitokią technologiją jie naudoja. Tai va, o čia va tokie vaizdai. Tokie vaizdai. Nu, tvarkingai va deda, kad nesiliestų su sienom. Čia turime kitus. Va, čia jau terasinis balkonas didesnis. Čia bus turbūt stiklinė tvorelė. Labai tikėtina. Bet čia kai viskas išdraskyta, nu tai ko norėtų, tokie vėjai siautė, o jie klijavo ant tokių klijų, bet viskas išsidraskė. Ai, va čia irgi vat siena laukinė, puta iš vidaus, matai kaip dedama. Nu čia aišku minuso nebūna, tai čia truputį kita situacija. Ir garsas ir truputį šiluma. Esmę pamatėm realiai, ten kažkur eiti toliau kitas laiptinės ir kitus būstus apžiūrėti. Tai kaip ir nelabai yra tikslo. Čia vėlgi tas pats. Siena, vata ir gipsas eina su. Gipsas, elektros gofros. Kol kas tuščios, paskui per jas pertampys. Stakta durim, rėmas. Va, elektros skydelis, viskas suvesta. Atvedama, susižymėta. Kas į kur keliauja. Čia netgi du skydeliai bus. Vienas čia, 3 netgi, 2 ir va trečias, matau. Va, čia šitas kompleksas, kur vaikščiom. Sea of Light, šviesos jūra. Kitas kompleksas statomas. Bet čia jau tiek daug kamerų, kad aš jau nedrįstu eiti į vidų. Viduje va baseinas komplekse bus bendras. Viršuj va terasos irgi, va kaip rodžiu. Va terasose stovi, va gali savo baseinus turėti. Ir irgi ten, kur buvom užlipę ant stogo, nu tai ten tas pats principas. Gali pasidėti sėdimą vietą, baseiną, džekuzis. Va čia yra 70 apartamentų. Kas man nepatinka, va sakykime, va būtent šitos statybos, tai kad šalia yra va šitas greitkelis, čia va už šitų išniokščia pastovi, nes čia mašinas važiuoja beveik 24 valandas per parą. Jos važinėja ir čia pastovus šniokštimas, garsas, triukšmas. Tai va, o čia, nu čia degalinė. Va, tokios statybos čia. Ten va tinkuoja, jau balta. Ten va dar stato, betonuoja. Dar kelia pastatą į viršų. Nu tai čia visur va irgi. Bet čia va prie pat degalinė, aišku, yra žmonėm. Va jeigu per langus, per langus čia žiūri, o tau čia degalinė. Be abejo, šitie visi langai, kurie į degalinės pusę, nu, kaina mažesnė, čia savime suprantama. Bet žmonės nuomai vis tiek perka. Perka ir pirks, neišvengiamai. Važiavom į tokią naujos tokios kaip ir vilos. Kokia istorija šitų kompleksų. Kiek aš esu kalbėjęs su vienu iš savininkų, aš esu dirbęs tenais
O ten viena iš tų vilų, esu dirbęs, nuotraukos įdėsiu. Ką jis man pasakojo, sakė, kad čia vystytojas statė šitas visus kompleksus vilas ir jis bankrutavo. Paskui buvo čia likę. Viskas čia betvarkė buvo didžiulė, nes tai dabar va matosi, va, sakykime, kelias va, nesutvarkytas, čia trinkelis, viskas išbyrėja. Nu čia įvažiuoti truputį tragedija. Tai kai jisai bankrutavo, kažkas aišku perėmė, tai žmonės susipirko, buvo kainos pigiau paleistos. Bet vat susitvarkė ir aš dabar matau galimybę įeiti ir pasižiūrėti. O viena iš tų, čia truputį šitas namas mažesnis, jis truputį kitokio dizaino negu anie visi. Ten yra didesni, vat ir sakykime, va tas va, jisai lygiai toks pat kaip aš, kur buvau ten viduje pas tą savininką. O šitas truputį mažesnis, bet irgi galim ateiti pasižiūrėti, kaip čia nas. Ok, yra va baseinas. Baseinas va toks, jis aišku, čia lietaus pilnas. Tai čia žmonės po truputį tvarkosi. Kelias, klijuojasi. Čia vienas langas sudaužytas nuo stiklas. Bet čia matyt po biskį žmonės tvarkosi šitus visus. Nusipirkėm, čia eisiu. Viduje matau, va, durų nėra. Čia va galima įeiti ir pasižiūrėti, kaip čia, kas čia yra. Tai elektra viskas išvedžiota. Plytelės tokios pačios kaip ant terasos. Bet vat, galima principus pasižiūrėti. Va, ką aš turiu menį, va tokie va, laideliai suvesti ir tas gofras, fazė 0 žemė ir visur vedžiojama. Fazė kartais būna va, ir juoda arba ruda. Viskas vedžiojama, viskas daroma. Tvarko po truputį, va ne visa. Čia jokių va, nėra kaip Lietuvoj, sandarumo niekas nedaro. Matot, čia viskas kiaurai eina. Nes šito sandarumo nereikia. Tokio kaip Lietuvoj reikalauja, kadangi čia tokių šalčių nėra. Nu va, čia yra automatai, skydinė visa. Iš čia įeina visi kabeliai į čia, iš šito kabelio sueina viskas į skydinę. Čia dar viena dėžutė komunikacijų, telekomunikacijų, visokių, internetai ir panašiai. O ten viršui tik tai elektra. Tai dar galim nueiti pasižiūrėti į viršų. Čia be langų dar viskas. O viršumi ką mes turime? Vienas kambarys, antras, trečias, 3 kambariai. Čia vonia. Vonia. Ir čia, aišku, ne kondicionieriaus, o čia yra tie ortakiai, tai čia rekuperacija greičiau bus. Ventiliacija, jo, čia yra ventiliacijos kanalai, ne kondicionieriaus. Kondicionieriaus yra už tie. Tai va, o čia yra spinta sieninė. Sieninė spinta, viskas nauja. Langai. Tarpai neužtaisyta, dar niekas. Nu, kokybė kokia, va, įtrukimai matosi. Ir kokybė dažymų. Tokia vat. Vaizdas per langą toks. Šiek tiek jūros matosi. Čia kitas kambarys. Miegamasis irgi, nes rozetė, tai čia lova. Taip statoma. O čia mes turime vėl. Čia turime jau ansvytinį variantą. Dušas. Dušas ir va čia yra jau pagrindinis miegamasis. Pagrindinis miegamasis. Iš pagrindinio miegamo jūrą matom. Kaimynų namai, baseinas, kiemas, va čia irgi va įskilimai jau matosi. Ką apie kokybę galiu pasakyti? Nu, kokybę čia sunku vertinti dabar tą kokybę. Čia, jeigu jau tokie įskilimai yra, ten yra kaimynai. Kaimynai, irgi va baseinas pilnas vandens, žmonės jau labiau įsikūrė. Ką apie kokybę? Nu, apie kokybę čia sunku ką pasakyti. Matosi sienų įtrukinėjimai, šiokie tokie. Gal tragedijos didelės nėra iš to, čia aš kaip suprantu virtuvė turėtų būti šitoje vietoje. Apie kokybę kažką man sunku dabar pasakyti tiksliai, nes čia reikia daugiau, aš čia labai prabėgom užbėgęs, tai nelabai aš čia ką galiu komentuoti apie tą kokybę daug, nepatyrinėjęs. Viskas eksprompt. Va, ir tau ir kokybė. Šo, žiūrėkit, va kas darosi, nėra izoliacijos hidro iš lauko pusės ir visas vanduo skverbėsi. Viskas atšokinėja, nu tai va, ir kokybė. Pakalbėjom apie ją ir pamatėme šito namo kokybę. Būtent šito namo. Tai va, tu nusipirki tokį namą ir va tokios problemos. Ką reikia daryti? Reikia atsikasinėti iš lauko pusės visą gruntą ir hidroizoliuoti visus pamatus. Viskas šlapia, visa apačia, visa šlapia. Viskas drėgna. Tai kokią čia kokybę mes turim? Akivaizdžiai. Čia irgi va kažkas drėgna.
O kaip išspręsti? Išspręsti šiuo metu vienintelis variantas yra va toks va. Atsikasinėjai šitą visą gruntą. Visą šitą gruntą atsikasinėjai, nes čia vanduo viskas va, subėga, perbėga. Blogai hidroizoliuota yra. Tai va tiek apie tokį namą. Pavaikščius iš karto galima pamatyti ir pastebėti tokius dalykus. Aišku, jisai geriausiai, kaip gruntas subėgęs, matot. Irgi va, susėdė. Lietų suplauna. Geriausia yra iš tikrųjų arba pačiam statyti, arba pirkti jau gan senokai stovinti su išryškėjusiam problemom. Tai va, tik tai tada pradedi suprasti, kokia kokybė ir ką pirki. O čia žmonės va, susitvarkė viską. Nusipirkė, susitvarkė. Baseinas va uždengtas. Kad vanduo nebūtų užterštas. Tik tai va čia va tokie va dalykai. Tai važiuojam toliau. Va čia dar pakeliui. Bevažiuojant va toks yra irgi va stovi namas. Čia prie visų šitų tokių pačių viso komplekso. Na, aišku, kaip ir matom, čia yra betvarkė didžiulė, buvo statyta, apleista ir paskui žmonės po truputį pradėjo pirkinėtis. Bet ta betvarkė, po truputį tvarkosi. Tai čia kantrybės, kaip sakant, reikia, nes potencialas didžiulis, žmonės supranta, tai va nusiperka ir vysto. Tai stato sienas, dabar ir bus garažas. Galime užeiti, pasižiūrėti daugiau. Nes čia yra va irgi va atvestas elektros, čia bus garažas. Tikrai taip. Čia irgi gan senokai žmonės buvo, nes viskas išmėtyta vėjo, išsklaidyta. Taip, tai čia bus skydinė elektros. Va irgi atvesta visi kabeliai. Čia mes turim lauką pusę. Tinkuoja sienas. Sienos tinkuojamos. Čia mes turime jau ištinkuotas sienas. Paruoštos špakliavimui, dažymui. Jo, čia jau sienos lygios, tvarkingos. Elektra, gipsas sudėtas. Dabar jau čia dažytojo dabar etapas prasidės. Vaizdas į kalnus. Čia jūros nesimato. Čia yra vonia, dušo, padas tenais. Čia atvesta gofro, čia kažkas bus įmantraus. Kanalizacija, ten irgi va. Ventiliacijos vamzdžiai. Va, kondicionieriaus blokas, kuris ir kaip visą laiką slepiamas yra lubose. Ir viskas eina per va. Tokiais kanalais. Į kambarius. Ta kambarį čia ateina, o čia lubos jau sužemintos. Nes kad čia aukščiau. Eina kanalas. Tik aš nematau, kur išeina. Ai, čia tikriausiai dar prapjaus skylės ir bus iš lubų. Vėl vonia. Ištinkuota viskas. Ten eina visi vandens. Per lubas va eina vandens. Vandens. Čia užsuka. Šitus vandenys užsuka. Tokie kraniukus sudeda kraniukus, tada čia jie gali tvarkyti, jeigu sugenda. Kai sutvarko, vėl tos kraniukus atsuka ir vėl vanduo bėga. Pas jos tokia sistema. Raštrabuota, gofra, sudėta. O, čia garažas šlapias. Tai aš čia eiti nelabai noriu. Bet čia vėlgi viskas sienos šlapios. Tai sienos šlapios, nes čia vandens prilyta. Ta vandenį visą reikia išdžiovinti, bet sienos šlapios, nes vandens. Čia sienos šlapios gal ne dėl to, kad kaip pamatas matėm pirmai, nes čia jau būtų, jeigu iš pamato, tai čia būtų senai atšakinėję viskas. Lubos gipsas sudėta, ten blokeliai užbetonuota. Čia gipsininkai taip deda. Tai dar šitoj vietoj viskas tvarkoja, palyginus. Šitaip montuoja. Aš esu matęs daug baisiau, kaip ispanai daro. Čia dar su virbalais, čia dar logikos yra. O kiti, aš kaip mačiau, tai ima patį profilį, lenkia jį, suka į betoną, į lubas. Ir tą profilį suka į kitą profilį. O čia dar su tokiais virbalais, tai dar padoriai. Čia dar pusė, kaip sakant. Dar šiek tiek laikosi technologijos, nes dar matęs aš daug baisesnių variantų. Va, iš viršaus geriau matosi. Jo, tokie laikikliai. Sudėti rimtų laikiklių. Čia bus visur plytelės. Bus plytelės, stumdomos durys terasinės. Va, čia bus baseinas. Bet išeini savo ir maudaisi. Iš svetainės. Trūksta vaizdo į jūrą. Tai va, tai tiek. Kol kas tiek. Žygiuojam, važiuojam toliau.